Na ką, sveiki sugrįžę į dar vieną Kill for the Fire video. Šiandien darom naują seriją. Taip, žinau, gal šito žaidimo grafikos, gal yra bugų ir visko, biški lėvos grafikos, bet ne dėl grafikų žaidžiam žaidimus. Dėl įdomumo. Bent jau man tai jis lyg ir įdomus. Taigi, čia yra Wizard 101. Nu, šiam lietuviškai tai gal magas 101. Kažkas tokio. Taip. Ir čia, žodžiu, galima 6 akauntus mokinius. Nu, žodžiu. Susikurt. Čia yra mano geriausias. 61 levelio. Čia yra mano blogiausias. Ne, nu, iš tikrųjų tai... Nežinau, iš tikrųjų. Šitas dar vienas yra mano. Taip, tai... Kursimės, aišku, naują. Aha! The spell is working. Gerai, pirmas dalykas, tai... Aš nežinau šituos pokalbius, dialogus. Turbūt, kad išklausysim visus, taigi, biški. Jo. Look, Gamma. Finally, we have found one. Oh! A young wizard. A student with amazing potential. Enough, perhaps, to save Wizard City. Oh, really? Where? Oh, a very, very distant realm. Oh, my goodness. On a world that does not even believe in magic. I wonder what manner of wizard they might become. Perhaps we should consult the Book of Secrets. Headmaster Ambrose turns to regard you intently. Answer these questions to find out what type of wizard you are. Okei, dabar galim atsakyti, bet galim ir praleist. Na, aš gal atsakysiu. What is more important to you? Show me skills. Be part of winning team. Žinok, net neįsivaizduoju, kas čia galėtų būti be part of winning team. Kas man labiau patinka, ar būt komandai, kuri laimi, nu vienas iš komandos narių, ar pats rodyti savo skillus, kaip sakant, turi. Na, gal tegul savo skills. Which of these is most powerful? Kaip man, tai... Iš tikrųjų nežinau, kas tas plague. Kas šitokio įdomu? Na gerai, tiek to, Blizzards sušalimas manęs negazdina. Hurricane, Sandstorm, gal gali. Volcano tai čia. Jo, bet Earthquake ar Tornado. Aš dabar iš šitų 4. Gerai. Tegul to renkamės Volcano. Which is best destroy... Jo, turbūt atsakysim šios klausimus. Ne, pla. Ką šiandien sušneku? Gerai. Which best... Fast and athletic. Creative and very well around. Study hard. Net neįsivaizduoju.
Tik to pirmą renkamės. What's your favorite time of the day and night? I would rate part of the winning team of the ago leader. Va čia ir įdomu. Man nepatinka, kai man kažkas vadovauja, bet vadovaut irgi netaip jau žiauriai ir patinka, tai gal part of the winning team. What is your favorite animal? Bat? Nope. Serpent? Nope. Unicorn man iš tikrųjų patinka, žinokit. Nors ir keistai nuskamba. Unicorn, dragon, polar bear irgi, shark, crab. Žinokit, unicorn renkuosi. Nu, gerai, gal kas sakys čia, kad tipo, oi, mergaičių žaidė, bet žinokit, man patinka. Onyxas iš tikrųjų būtų, man patiktų, bet aš žinau, ką šitie padarys. Aš žinau, kur yra, jeigu šitą pasirinksiu, būsiu Fire School, šito Stormo, šito Life'o, šito Ice'o, o šito Death. Žinokit, noriu Life'o ir tuo labiau man Jade patinka. Okay. My vision is failing me. Are you a boy or a girl? Jo. Dabar aš turbūt klausysim šitų pokalbių. Tai gerai. But now that we know what you are, good. Now, what do you wear? All right then. What is your name? Well, hello, if it isn't our newest student. Welcome to Wizard City, young wizard.
Things here are not normally this hectic. There's a problem on Unicorn Way that absolutely must be dealt with before we can get you enrolled. I've an idea. Perhaps, if it wouldn't be too much trouble, you might take a look. You may be able to help. It will also let you see more of Wizard City. The headmaster hands you a letter with an ornate wax seal. Please deliver this letter to Private Stilson at the Unicorn Way gate. He will let you through. You can use the yellow quest helper arrow at the bottom of your screen to guide you there. Okei. Man rodos, kad aš visą laiką kalbėjau ir išjungęs mikrofoną buvau. Aš net nežinau, ar tikrai. Bet tiesiog pakartosiu, ką sakiau, tai kad šitas žaidimas atrodo lame, bet iš tikrųjų, kai vėliau įsivažiuosim, bus įdomu. Toliau praleidau tutorial, nes labai tingiu ir už šitą žaidimą galima atsisiųsti nemokamai, bet reikės mokėti vėliau pinigus, kad ten toliau pereit. Nu, aš aišku, esu susimokėjęs. Taip, tai mes žaisim šitą žaidimą. Jo. Gerai, žodžiu, viską pamatysite. Velnis. Nu, nieko taip. Gerai. Hello, young wizard. I am Mr. Lincoln, the registrar of Wizard City. I will provide you with useful information to help you in your studies. I apologize for the interruption, but I wanted to bring something important to your attention. If you ever have any questions about magic or the world around you, I've included some reference material in your spellbook. Simply open your spellbook and read over the help pages. They contain loads of valuable information. Okay. Say, you have permission to use text chat. This allows you to talk more freely to others. When you press enter, you will see the say icon. If you are in a group, you will also see the group chat icon. The message will appear above your head and can be seen only by other players that have permission for text chat. If you're in a group and you want to say something to people nearby, make sure the say icon is bigger. To talk to your group, make sure the group chat icon is bigger. To switch, click on the one you want to use. Words that are valid will show up white. Words that are not allowed by the filter will show up red. For more details, go to the Wizard 101 website. Okei, taigi ką tik žmogus, čia aišku daug žmonių, viską. Taip, žmogus, Pasmedis pasakė mum, kad jeigu, žodžiu, čiūva su va tokiu, tai jis naudoja tik va tokį chatą, kuriame yra parašyta, čia, Toliau, jeigu žmogus su va tokiu kažkokiu baltu, žodžiu, nenubrauktu, tai jis gali rašyti, ne bet ką, tiksliau, tarkim, hi, ten, o jeigu žmogus su, tai yra, nėra jokio, kaip pas mane, aš esu irgi pasidaręs, kaip pas mane, tai jis gali beveik viską rašyti, tik tai, kad ten jeigu nesąmonė, ten jau žiaurė nesąmonė, net negalima rašyti, bet nors ir va tokia galima parašyti, bet man rodos, kad F raidės, tarkim, kad mes negalima rašyti. Na, bet jo. Taip. Toliau dabar, žodžiu, viską pamatysite, gal kitam video viską parodysiu, dėl to nes dabar biškį noriu pavykdyti questą mum duotų. Šitas žaidimas yra apie, kaip sakant, wizardą, kuris keliasi lygį, kalnas You show Private Stilson a letter with Headmaster Ambrose's wax seal. Looks legit. I'll let you pass. Show this to Private Connolly in Unicorn Way. Kai biškį pertraukiau ir praleidau vieną. Taip, tai šitas žaidimas apie vieną tokį, wizardą, kuris bando sustabdyti žmonės, sustabdyti blogus žmonės, žodžiu. Šitos žodžiu ištrenam tingiškai skaityti, nes neįdomu, žodžiu. Ah, a letter from the headmaster. You're very brave to bring this to me. Be careful going farther down Unicorn Way. The street is dangerous. I've seen wizards like you go down that way and never come back. Beware. Your arrival is a blessing.
We need help fending off the ghosts in Unicorn Way. Some dark forces have risen, and we don't have enough guards to stop them. We would be honored if you would use your powers and chase lost souls away for us. Taip, paklausom pirmiausia. Remember that you can bring up your map by pressing the M key or clicking on the map icon within your spellbook. Ok. Jo, pirmi questai atrodo lyg ir sunkus, bet iš tikrųjų žiauriai lengvi. Jeigu aš dabar būčiau su savo tuo dideliu levo kariu, tai čia bet ant tiek yra lengva, žinokit. Na taip, tai reikia mum nugalėti po vien, na jo, būtina buvo iškviesti. Jo, tokius 3 reikia nugalėti. Ir taip, mes kaunamės, nu kažkaip taip įdomiai. Naudojam kortas ir pamatysit, ką jas daro, žodžiu. Bus įdomu pamatyti. Priešai irgi naudoja kortas. Aišku, patiem galima į vidurį patekt. Kaip ir man, bet man reikia kardo arba ten dar ko, kad galėčiau maždaug irgi patekt. Nu, iš kardo ateinu, ten kertu. Nu, va tarkim, ten korta buvo vieno tokio spelo. Dabar aš kitą padarysiu. Galbūt, jeigu pavyks, nes jie galigi nužudyti. Ačiū, ne. Ką? Ne, nu jei... Nu jam. Ką nekviečia dar vieną? Taigi neiškvies. Ar čia jis? Pala, jis ar jie? Ai, čia jis. Jo, biški. Laikiau ne to žmogum. Gerai. Iš tikrųjų visų mokyklų net neparodžiau. Nu, žodžiu, viską pamatysite kitam video. Gal kitą video padarysiu kaip kokį supažindinimą. Čia aš padariau tokį spelą ir negalėjau. Žodžiu, pamatysite, vėliau bus ant tiek įdomu ten. Nu, žodžiu. Wow. Jo, šiandien turbūt dar įvykdysim kokį 1-2 questus ir jau baigsim. Ok, pirmas dalykas, ką gavau, tai badge, tai yra medalis ir aš jį galiu užsidėti. Šiaip viską neužkrovė. No title, aišku, su medaliu, bet dabar aš gavau kažkokį medalį. Ar aš in progress? Oh, in progress, man rods buvau. Nu jo, nieko tokio. Viską pamatysit. Bus man bent jau įdomus žaidimas. Kaip daug pasiekęs daidama. Gerai. That's turn the tide for us. We'll follow your lead and get back to work. If only we knew what's causing the spread of the undead. You should talk to Sarah Nightchant and see if he can use any help. Okay. Su juo pakalbėt. Greetings! Professor Mulinda Wu sent me here to see if the rumors about the fairies are true. The guards won't allow me to go out any further, but they haven't stopped you yet. Would you check for me? Just walk down Unicorn Way and see if you can find any fairies. If they attack, you'd best know how to defend yourself. Ok, mum reikia defeatint 2 Dark Fairies. Dark Fairies. Jo, ir iš to gausim revardą 35 XP, 5 goldo ir kepurę. XP, kad levelį pasikelt, pinigus dar pamatysit. Jo, rytoj, galėsiu rytoj parodyti. Ne rytoj, nu žiūrėsim, gal rytoj parodysiu, kas čia tokio. Nu, pamatysit. Žodžiu, viską pamatysit. Ok, štai ir mūsų Dark Fairy. Wait for me. Wait for me.
Yep. We're here. Čia kol kas po vieną priešą, po to po du bus priešus. Kovoj turiu omeny. Darom paprastą ataką tai tavo kardo, ten mago lazdelės ar kažko kito. Jo. Taigi šiandien du video. Jo, du video. Ir vėlgi sugrįžom, taigi žaisim įdomius žaidimus toks. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Toliau. Ir dabar, kai nugaliu priešą, tiesiog baigiu kovą, tiesiog esu 5 ar ten 10 sekundžių nematomas priešam, taigi negaliu vėl į kovą patekti. Tai yra iš tikrųjų geras dalykas dėl to, nes įsivaizduojat, jūs baigėt vėl ir nenorit patekti į kitą kovą ir tiesiog patenkat, tai ką daryti, čia nelabai gal nieko įdomu. Jo. Okei, taip. Iš karto galim teleportuotis į komotus, net nežinau ar arčiau. Gali arčiau būti, bet tiesiog, kad lengviau nueiti iš tikrųjų. Pasidėsim naują kepurę. Žinoma, čia galima galima turėti draugus. Mountus, jeigu kas nežinot, kas tai yra, tai lietuviškai pasakysiu, tai čia būtų... Net neįsivaizduoju kaip pasakyti, bet tai būtų kaip arklys turiu omeny, ant ko joju, ar ką darai. Unicorn Way is swarming with evil fairies? They have been corrupted just as I feared. You couldn't even change them back by defeating them? Oh, that's really bad. Apparently, evil forces at work here in Wizard City. Some dark element has emerged despite Ambrose's attempts to keep us safe. Thank you for letting me know. I must alert the others. My friends always tell me I never leave well enough alone, but this time something foul is afoot, I'm sure of it. You can help me get to the bottom of this curse upon Wizard City. Do you know Lady Oriel, the Seraph? She might understand what happened to the fairies. Speak with her in the hedge maze at the end of Unicorn Way. Okei, sudėsim naują kepurę, aišku, atrodo gal ir biškį vėlai. Ten, nors, nu jo, žodžiu, sužaisim ir gerai, biškį patylėsiu. Tiesiog šitą. Šiandien tiek. Ai, dar nebaigiau apie mountus, tai čia būtų kaip arklys, ar kas ant ko joji, skrendi, plauki ir dar ką darai, tai toj greit parodysiu. Pavyzdį, mount, čia galima aišku užkrauntus pirkti, juos irgi pirkti už tikrus pinigus. Čia 2 žmonių, kad ir antrą žmogų galiu, va čia, ką tokie įdomus, čia ne 2 žmonių, čia tik tai 3 maros yra 2 žmonių. Žodžiu, yra geri mountai, jie užkrauntus ir keli yra už goldus šitos. Aš turiu, aišku, 21, čia 90 000, pamatysit vėliau, kai bus lengva sutaupyti. Va, aš taip galvoju, kad mes pirksim arba šitą, arba šitą, arba šitą, arba šitą. Na, šitą aš turiu. Toliau galim šitą pirkti, galim šitą, arba šitą, arba dar kokį kitą, šitą. Nu, žodžiu, sugalvosim. Po to yra petai, tai čia gyvūnai, kurie iš šono tavęs jokios ir ten. Kai kurie netgi pat vaduoda, kaip aišku, spelo kažkokį įdomų ir tuo labiau patys gali tave pahylinti, tiksliau pagydyti, ten tokį stalą padaryti. Čia namai pirkti, bet jie nuo 15 levelio, kad susidėt. Na ir, žodžiu, daug visokių įdomių dalykų, taigi, jo, susitiksim, turbūt, kad susitiksim kitam video. Like, subscribe ir iki.